O šiaip, žodžiu, mes buvom mūsų bendruomenė, ten mažas vaikiokas palyginti. Taip, kaip štai pasakyti, žodžiu, ten 2-3 kilometrus, ten pasiprašėm, žodžiu, mažas kirtelį, esame profesionalai. Profesionalai, bet šiek tiek paplūdimį. Jo, tai va, dabar stovėm prie raudonos skardėtos atodangas, pažiūrėjus, kaip labai raudonas tas smėlis nėra, bet lyginant su žemė jau, biškis to raudonas. Tai man labai gražu, kad Venta daro tokį vingį ir čia matom Daubiškių kaimą, čia ir Daubiškių kaimas, antro pusėje. Ir va tas pats baidarininkas, tor palei Ventą, dabar ko gero net nebesimato pro krūmus, tiesiog aikštelė prapjovęs, pastatęs pavėsinių, pastatęs stalų, saulų, tiesiog nedidelį mokestį iš nuomo Veita palapinę pasistatyti. Tai va, idėja kelionė. Prieš kokį mėnesį buvo toks sporto klubs Vėjas iš Šakių, atvažiavo su lengvuosiom, turėjo dviračius ir 2 nakvynės, 3 dainas, keliavo po mūsų kraštą ir buvo palapinės, apsistoję Jonapėje. Tai va, vėl idėja. Dabar žiūriu šitas Šeivamedis, kai ne taip įspūdingai, bet kai žydai čia labai daug šeivamedžių,